Sveiki atvykę. Aš Robertas Vitas iš Lituanistikos tyrimo centro, tikrai malonu jūs visus matyti. Paprastai mūsų renginiai vyksta mūsų Lemonto patalpoj, tyrimo centro patalpoj, bet šiandieną mus pakvietė ir priglaudė ateitininkų namai. Aš tikrai esu dėkingas ateitininkų namų vadovybei ir padėka Dainai Quinn, ateitininkų namų pirmininkai. Dainai, atsistok, kad visi galėtų matyti ir paplot truputį. Ačiū. Taip pat aš esu dėkingas mūsų šios serijos rėmėjam. Esu dėkingas Lietuvių fondui, Lietuvos kultūros tarybai, Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomeniai, žinoma ateitininkų namam, Draugo laikraščiui ir Cook County Arts Council. Ir amerikiečiai prisideda prie šios serijos. Noriu pristatyti kai kuriuos garbės svečius, jūs visi garbingi, kiti gal dar truputį daugiau. Tai pirmą noriu pristatyti, kur jisai yra jaunimo centro pirmininką Antaną Rašymą. Kur Antanai, va. Prašau. Taip pat noriu irgi pristatyti iš lietuvių bendruomenės, tenai, kur ir mūsų bendradarbis, vicepirmininkas informacijai, Romas Jelinskas. Ačiū, Romai. Ir taip pat vicepirmininkė archyvam Regina Butkus, va čia. Sėdi šalia mūsų valdybos pirmininkės Kristinos. Taip pat dalyvauja ir iš generalinio konsulato, generalinis konsulas Regimantas Jablonskas ir ponia Ramutė Jablonskienė, vicekonsulė Aistė Jakštienė. Ir nepamainomas, bet man rodo, šįmet vis tiek bus pamainomas Julijonas Matukas. Ir konsulė, ar galiu pakviesti patar žodį? Labą dieną visiems. Nuoširdžiai dėkoju gerbiamam Robertui Vitui už suteiktą žodį. Aš pats asmeniškai čia pirmą kartą, man iš karto labai patiko šitos patalpos viskas. Tai gerbiamas Marius, tik nematau, va. Gerbiamas Marius jau man trumpai pristatė, kas čia per patalpos, kas anksčiau buvo, tikrai labai gražios, labai džiugu, kad ateitininkai turi tokias gražias patalpas. Ir man pačiam asmeniškai smagu, noriu gerbiamai Robertui dar kartą padėkoti už kvietimą, apsilankyti jau 6. Praleidau kiek daug, gaila, paskaitų apie lietuvių diasporą Amerikoje. Žinias labai smagu bus papildyti, nes istorija yra tam tikras kaip gyvenimo momentas. Ir smagu visiems tikriausiai čia susirinkusiems sužinoti, kaip gyveno atsikėlę į Ameriką iš Lietuvos žmonės, ką veikia, ką, kaip sakoma, čia pasiekė, taip galima pasakyti viskas. Ir mums ypatingai palyginus su tais žmonėmis garbingais, kurie sėdi čia, jaunai kartai tikrai smagu sužinoti apie tą visą gyvenimą. Ir ką, linkiu geros, sėkmingos paskaitos ir sveikatus šitiems žmonėms, kurie sėdė prieš mus. Ačiū. Ačiū konsulė už žodį ir tikrai už darnų bendradarbiavimą tarp konsulato ir tyrimo centro jau daug metų. Tikrai mes labai dėkingi už tai esam. Mūsų sekantis renginys vyks vėl Lituanistikos tyrimo centre 129 gatvėj kovo 23 dieną. Tai pasižymėkit kalendoriuose. Tas renginys vyks anglų kalba. Kaip žinot, kartais mūsų renginiai anglų kalba mes bandom pritraukti ir lietuvių kilmės žmonės, kur lietuviškai jau nebekalba. Taip pat bandom ir pritraukti ir nelietuvių, kad išmoktų apie Lietuvą ir lietuvių tautą. Tai kovo 23, 1 valandą Lituanistikos tyrimo centre. Netrukus pristatau mūsų moderatorių, bet aš taip pat noriu pranešti, plakate buvo išplatinta ar pranešta, kad bus 3 prelegentai. Iš tikrųjų šiandieną bus 2
prelegentai Jurgis Birutis ir Julius Butkus. Juozas Polikaitis negalėjo atvykti šiandieną, jam ir šeimai mes linkim geros kloties ir geros sveikatos. Tai Juozo nebus, bet šitie prelegentai irgi yra ok, ar ne? Tai bus tvarko. Tai bus tvarko. Aš dabar perduodu mūsų moderatoriui, daktarui Algiui. Ir jisai yra dabar profesorius emeritas, ar ne, psichologijos profesorius emeritas St. Xavier universitete. Algis Norvilas parašęs ne vieną knygą, ne vieną mokslinę studiją ir šiandieną jisai bus mūsų moderatorius. Tai daktare Algi, prašau. Robertai, labai ačiū. Taip, aš esu Algis Norvilas ir trumpai noriu save prisistatyti. Mane irgi kvietė šičia kalbėti apie tą Vokietijos laikotarpį, kaip mes bėgom ir taip toliau. Ir aš labai atvirai pasakiau, kad aš iš tikrųjų nelabai daug ką galiu pasakyti. Aš buvau tik tai 2 metukų, kai tėvai traukėsi iš Lietuvos. Buvo jau tėvai, buvo 2 vaikučiai. Aš pats buvau 2 metų, buvo jaunesnė sesutė. Tas traukimas buvo toks tipiškas. Mes taip pat su vežimu traukėmėmis ir paskui jau, kai vokiečiai privertė parduoti, tai tada tėvai kažkaip traukiniais desikapstė iki Repdorfo, vienos iš tų dipukų stovyklos prie Eichštato. Galiu tik tiek pasakyti, kad kodėl aš taip vis spardžiausi, tai iš tikrųjų aš Vokietijoje buvau tik tai 4, 5, 6 ir tie iš jūsų, kurie esat studijavę raidos psichologiją, žinote, kad aš buvau tam Piaget vadinamam pre-operational stage. Tai dar mano protelis tikrai neveikė. Tai aš turėjau įspūdžių. Jeigu ten buvo koks norint taip emocinis dar stiprus įspūdis, tai jis pasiliko. Taip, aš turiu tokių vaizdų, aš faktiškai pasidalinsiu 3 vaizdeliais, bet aš dar nesugebėjau, pradėti rišliai galvoti. Šitie mums tai buvo, kaip mes tada vadindavom, bahūrai, jie sudarydavo hebrą, o mes tai buvom pimpliai. Tais laikais mes buvom pimpliai, visiškai mažiukai, bet iš tikrųjų toje aplikoje mes buvome nepaprastai aktyvūs, visą laiką daužydavom, mes visur landžiodavom ir iš kai kurių pavyzdžių jūs tą ir matysite. Aš dabar noriu truputį jums šitą pasakyti apie tą Repdorfo stovyklą. Buvo nepaprastai kompaktiška, bet kaip girdėsi, iš ten, iš tikrųjų, nors jin buvo tokia maža, gal gyventojų atžvilgių mažesnė negu daug kitų stovyklų, tačiau jinai faktiškai buvo nepaprastai įtakinga. Ir iš ten, aš dabar galiu pasidalinti, yra atėjo tokios pavardės kaip Barzdukai. Tikriausiai daug kas pažįsta Stasį, sūnus Arvydas Barzdukas, Liulevičiai. Vincentas Liulevičius faktiškai buvo pradininkas šito viso centro. Šičia Ingolstadt ir šičia Eichstadt yra. O Repdorf šitas mažytis čia. Čia Altmil upė. Eichstadt tai toks didesnis miestelis. Kur Berlynas? Berlynas čia. Šičia nuo Ingolstadt į viršų į Nürnbergą pataikai, jeigu į apačią į Müncheną. Visai netoli Münchenas. Čia Bavarija yra. Gali tik tiek pasakyti, kad kas įdomu apie tą stovyklą, tai į Eichstadtą buvo perkelta, man atrodo, Telšių seminarija. Tai tenais, buvo visa eilė lietuvių seminaristų, kurie kartu, su tais stovyklos gyventojais taip pat bendravo ir maišėsi. Ir, tenais buvo, ta prasme, viena tokia gan stambi bendruomenė. Sakykit, o kas tas stovyklas formavo?
Čia tai geras klausimas ir aš jums turiu atsakymą. Mano bičiulis Bartusevičius man atsiuntė ir šičia yra tas viskas surašyta. Tai jeigu nori taip jau smulkiai, reiškia, kas suformavo, kaip jos atsirado, aš tada buvau tik pimplys. Kur jie gauti? Šičia gali. Čia Lietuvoje išleista yra, tai turėtumėt, galit paskui, reiškia, pasižiūrėti ją ir pažiūrėti, kur gauti. Aš noriu parodyti, kaip ta stovykla atrodė. Ir labai buvo įdomi. Visa stovykla buvo senam vienuolyne. Vienuolynas iš 12 šimtmečio. Nepaprastai senas, labai istorinis. Ir mes visi čia buvom sugrūsti. Jeigu pastebėsit, čia yra toks atskirai stovintis namukas, čia reiškia gyveno ta metinė grietinėlė. Mokytojai visi tenais gyveno. O šiaip mes liaudis, tai buvom, reiškia, šitam dideliam pastate. Čia ėjo gatvė, mūsų pačių įėjimas buvo per gatvę. Kiti eidavo, čia yra faktiškai vartai. Ir kai girdėsit kiemas, tai kalba apie šitą kiemą čia. Kiemas buvo viduj. Ir paskui, kas įdomu, tai reiškia, jie turėjo savo bažnyčią. Lietuvis galėjo tik išeiti čia ir to į bažnyčią nueiti. Bažnyčia ten pat buvo. Labai gražus vaizdas. Lietuviai savotiškai savo turėjo tą bažnyčią. Visą tą kompleksą. Ten irgi, kai žiūri iš arčiau, kiekviena ta stovykla turėjo istoriją. Ir ta istorija buvo tokia, kad paprastai tenais, kai subėgo tie visi pabėgėliai, tai būdavo įvairių tautybių. Ir paskui pamažu tenais bent amerikiečių zonoje juos įskaidė. Ir tenais faktiškai vien tik lietuviai atsirado. Ir ant galo buvo lietuviai tik tai. Kai aš pradėjau galvoti, kaip čia pristatyti tuos kalbėtojus, tai aš taip pagalvojau, aš reiškia sudarysiu tam tikrus rėmus. Mes buvom pimpliai, mažiukai, ten maišėmėmės visiai. Buvo, reiškia, ta vidurinė karta, ne vidurinė, bet paaugliai, tai šitie, į kuriuos mes visada žiūrėjom, mes juos stebėjom, mes juos sekdavom. Ir paskui buvo mūsų tėvai. Tėvai dabar jau yra praktiškai visi išmirę. Jau jų nebėra. Tačiau, žinote, man įvyko toks įdomus dalykas. Prieš 2 metus aš radau šitos prisiminimus. Mano tėvas vedė dienoraštį, kai traukėsi iš Lietuvos. Ir ką aš norėsiu čia padaryti, tai prieš kiekvieną kalbėtoją taip trumpai paskaityti, duoti jums truputį suprasti, kokia ta buvo dvasia, jausena tų žmonių, kai jie traukėsi. Ir kas įdomu apie tą kartą, tai juos lydėjo, kai skaitai šitą, kai skaitai daug tų prisiminimų, vienas toks bendras jausmas. Ir nėra kaip lietuviškai įvardinti tą tokį bendrą jausmą, man tik anglų kalbos žodis, aš truputį taip kalbu maceiniškai, reiškia žodis tam tikrą prasme atveria tam tikrą mūsų pasaulio dalį, patirties dalį. Ir tas angliškas žodis būtų dread. Reiškia baimė, kuri yra sumaišyta su tokiu netikrumu dėl ateities. Baimės ir tokio netikrumo dėl ateities mišinys. Ir tas atsispindi tuose prisiminimuose ir aš juos trumpai taip paskaitysiu. Tai aš dabar noriu eiti prie pirmo vaizdelio ir paskui trumpai paskaityti taip iš tėvo tų prisiminimų arba dienoraščio, geriau sakant. Tai vaizdelis toks. Ir šičia, man atrodo, šitie bahūrai yra atsakingi už šitą vaizdelį. Reiškia, mes ten daužydavomės vaikai ir aš matydavau, kaip šitie visur ten buvo šaudmenų. Kur tu tenais landžiodavai, pilna visokių šaudmenų buvo. Tai aš vieną kartą prisirinkau tų šaudmenų. Nusinešiau ten kažkur į kampą,
to pastato, niekam nematant, pradėjau juos daužyti. Aš mačiau, kaip gražiai parakas dega. Tai aš daužiau jų pilną ir vis paraką išpildavau taip, kol pagaliau atsirado toks nemažas kupstukas. Norėjau matyti, kaip parakas dega. Ir paskui padegiau. Ir aš iki šiol stebiuosi, kad aš gyvas dar esu, atvirai kalbant. Tai šičia vienas toks vaizdas, kuris man ateina. Aš jo su nieko nerišu, bet aš žinau tikrai, kad aš tą dariau. Ir dabar trumpai iš tėvo dienoraščio. Tas Dread. 45 metai, sausio 27-28. Gyvenamas stotyje. Nėr kur miegoti ir mažai kas valgyti. Į traukinį nepatekome, frontas artėja. Mus kankina baimė ir nežinia, ar bespėsime išbėgti nuo rusų. 45 metai, Liepos 22. Grįžę žmonės, gal žydai, iš Lietuvos nupasakoja, kad ten buvęs baisus teroras ir išvežimai. 45 Liepos 29. Po pietų pasirašėme memorandumą amerikiečių komendantui, kuriame nušviesti lietuvių santykiai su rusais, vokiečiais, amerikiečiais. Svarbiausias memorandumo tikslas parodyti, kodėl mes atsisakome grįžti. 45 spalio mėnuo pradedama antrus metus ištrėmime ir kol kas be jokių tikresnių vilčių ateičiai. Priešingai pradedame kaskart labiau bijoti bolševikų užpuolimo ir naujo bėgimo. Tai su tuo aš dabar ir noriu pristatyti mūsų pirmą kalbėtoją. Jurgis Birutis. Neseniai su juo susipažinau, nepaprastai iškilus vyras. Gimė Kaune 1944 metais. Biručių šeima, vengdama artėjančio fronto ir rusų, pasitraukė iš Lietuvos, kaip Jurgis buvo 6 metų. Jie buvo apgyvendinti Amerikos zonoje, Scheinfeldo DP stovykloje, Vokietijoje. Nuo 1949 metų gyvena Amerikoje. Baigė katalikų pradžios mokyklą ir gimnaziją Brukline, New York, o paskui studijavo elektros inžineriją ir įsigijo magistro laipsnį. Lankydamas City College of New York, Jurgis lošė futbolą 3 metus ir 57 metais laimėjo Amerikos čempionatą. Darbo karjeros metu buvo užsitarnavęs vyriausio inžinieriaus, viceprezidento, prezidento titulus ir patikslink mane, jeigu neteisingai ištarsiu, dirbo Dorn Margolin, Comtech Antenna, Floridoje Orlando ir kitose bendrovėse. Baigė darbo karjerą koordinuodamas tarptautinius oro linijų skrydžius kaip tarptautinių reikalų direktorius AirInc korporacijoje, keliaudamas po visą pasaulį, dažnai apsilankydamas Lietuvoje. Gyvendamas Niujorke, Jurgis buvo moksleivių ateitininkų pirmininkas, o vėliau skautų akademikų pirmininkas. Persikėlė su žmona Danguolė čia yra, iš Floridos į Čikagą būti arčiau šeimos. Jurgis surasė savo šeimos atsiminimus ir kopijas dovanojo lituanistikos tyrimų centrui. Čia randasi daug sukauptos istorijos iš dipukų laikų. Tai dabar prašau, Jurgi, perimk. Pirmiausia, noriu padėkoti ponam Vitams, kad pakvietė mane pasidalinti apie kelionę iš Lietuvos, apie gyvenimą DP stovykloje ir pradžią Amerikoje.
kaip jau visi sakė, mūsų dipukų nedaug beliko. Jau amžius žili plaukai mūsų iššaukė. Mes iš Lietuvos išvažiavam, mano tėvas buvo Lietuvos kariuomenės ginklavimo direktorius. Tai mes turėjom vežimą, jis kur tai surado arklį ir su arkliu važiavom į Kybartus. Iš Kybartų mus vienas lietuvis buvo vokiečių kariuomenės žvalgybos karininkas, mus pervedė per sieną ir įgrūdo į traukinius. Į traukinius tikrai turėjo įgrūsti. Už tai, kad visi traukiniai buvo perpildyti, žmonės susikabino už šonų, kad važiuoti. Mes atsiradom Vienoj. Kuomet mes buvom Vienoj, mano brolis apsilankė pas tetą ir jis miegojo tvarte, bet naktį išsirito ten, kur išmeta šieną žemyn ir susitruškino petį. Čia mano brolis 10 metų vyresnis, čia aš 6 metų. Bet tas išgelbėjo jį nuo vokiečių kariuomenės. Jis buvo 16 metų, vokiečiai jau tokius griebė, siuntė į rytų frontą, amerikoniškai sako, cannon fodder, kad išeikvotų amuniciją. Tam pensione, kur mes sėdėm, mus 4 kartus subombardavo amerikonai. Jie B-17 bombonešiai skrisdavo į Rumėniją bombarduoti alyvos laukus, kartais sustodavo vienoje pakeliui ir numesdavo ant mūsų. Kadangi 4 kartus ten subombardavo, kaip čia matosi, mano brolis nutarė mane išvesti iš namo, nuvesti į traukinio tunelį, dar nebuvo tos tvoros, ir po bombardavimo grįžom ir radom, kaip tėvas lipdo stiklus, bando. Aš esu tas nedidelis vyrukas, o po kairę eina 2 gan žinomi lietuviai architektai - Aleksandra ir Vytautas Kašubai. Jeigu čia yra ponia Kašubienin, prieš porą metų daryta nuotrauka, jie jau iškeliavo Senapilin ir čia yra jos architektūra. Jie buvo žinoma, nežinau kaip apibūdinti tokius pastatus, bet moderniškiausi, kokie galėjo būti. Ir New Mexico dar stovi kokie 4-5 tokie vaizdai. Ir sekanti nuotrauka, čia aš žygiuoju į stovyklą. Mano tėvai labai tikėjo, kad reikia išsilavinti. Aš nemokėjau vokiškai, mane siuntė į austrų mokyklą. Aš nuėjau į mokyklą, vietoj kryžiaus priekį kabo nuotrauka tokio pono su ūsais. Reikėdavo pakelti ranką ir sakyti, Heil Hitler. Nežinojau, ką tas reiškia. Bet sekančią dieną aš grįžau namo verkdamas, maniau, kad mane išmetė iš mokyklos. Pasirodo, mane siuntė pas dantistą. Tad aš vokiškai nemokėjau. Ir po to jau frontas artėjo. Mes matėm bėgančius vokiečių kareivius. SS dar ne, jeigu kas nežino. SS-nikai buvo tokie stormtroopers vokiečių. Jie gaudydavo tos vokiečių kareivius, nušaudavo ir palikdavo. Matėm pakeliui koloną, kur jauni girti SS-nikai vedė žydų koloniją iš koncentracijos stovyklos. Ir matėm čemodanų, matėm lavonų ir juos šaudė. Kas nukrito, nušaudavo. Atsiprašau, bet aš jau 86 metų, man reikia prisiminti. Atsiradom po Vienos Degendorf mieste, kur mano tėvai pažinojo tokį poną Karvelį, kuris buvo, rodos, kad finansų ministras nepriklausomai Lietuvoje. Jis mūsų pažindino su bavarų kunigu, kuris mums rado gyvenvietę Edenštetne. Pas tokius bavarus ūkininkus gyvenom ir ten mes susitikom Amerikos kariuomenę. Kas įdomu, mano mama buvo vaikų daktarė
O medikas, daktaras Amerikos kariuomenėje buvo Amerikos lietuvis. Tai jis aprūpino mus maistu, po karo daug maisto niekur nebuvo. Aprūpino mamą su visokiais vaistais, kad ji galėtų gydinti bavariukus, užsidirbti maisto mums. Pirmą DP stovyklą, kur mus apgyvendino, buvo Regensburge, ten buvo pereinama stovykla, iš ten beveik 1500 lietuvių perkelė į Šeinfeldą. Šeinfeldo komendantas vargšas buvo mano tėvas. Tai man nesisekė niekur. Aš turiu biškį pakrypti į šoną. Parodė kulką mano pažįstamas. Mes buvom 7-8 metų. Miškai buvo pilni po karo visokių kulkų, artilerijos sviedinių. Tai mes patekdavom laužą, paimdavom saują kulkų, besdavom į laužą ir bėgdavom. Ačiū Dievui, kad mes dar čia. O artilerijos sviedinius išardydavom, parakas buvo tokie kaip makaronai ilgi. Tai mes įdėdavom į dėžutės, uždegdavom ir mesdavom į prūdą. Žuvų pilna pakilė. Nereikėdavo meškerės. Kažkas pamokydavo kokius dalykus. Kaip sakau, mano tėvas buvo paskirtas komendantu ir jis įsteigė pirmas 2 lietuvių, taip vadinamas darbo kuopas. Tas darbo kuopas siuntė į Nürnbergą saugot nacių kalėjimą, kur juos teisė. Buvo Göring tenais ir kiti. Kaip sakau, apie 1500 buvo Šeinfeldo stovykloje, bolševikai atvažiuodavo prikalbėti lietuvius grįžti į rojų. Iš tų 1500 jie prikalbėjo 2. Mano tėvas pasiskundė Amerikos komendantui, sako, žiūrėk, atvažiuos dar sykį, neįleisk, siūsk pas mane. Labai gerus ryšius turėjau. O vaikam ta stovykla buvo rojus. Suaugusiam tai didelės salės buvo pertvertos su paklodėm, daug nebuvo nuo ko pasikavoti, bet turėjom tunelius, bokštus, ko daugiau reikėjo. Buvo kulkų pilna. Paskui šitam čia pastatas buvo prie pilies netoli. Čia buvo paskirtas komendantūrai, tai tenais buvo įstaigos, kad valdyti tą stovyklą ir buvo butas, kur mano tėvas ir mes gyvenom. Stovykloje pačioj buvo koplyčia, mes turėjom 2 vyskupus. Čia yra ekscelencija Brizgys ir buvo ekscelencija Podolskis ir be to turėjom 3 kunigus. Barakuose buvo sporto salė. Šeinfeldo kovas buvo aprūpintas sviediniais, uniformom, sportiškais batais, su panelės Marytės Misiukaitės, Amerikos lietuvaitės pagalba. Mums labai sekė susitikti. Tų lietuvių mūsų pilna visur yra. Neatrodo. Bet jį suorganizuodavo rungtynės, tai Amerikonų kariuomenė viena geriausia buvo jų kavalerijos divizija, buvo čempionai Amerikos. Ir jie lošė per Šeinfeldo kovą. O didžiausias sirguolis Šeinfeldo kovo buvo toks generolas Stasys Raštikis. Vidury nakties jis su pižama ateidavo į tą salę, žiūrėti, kaip Šeinfeldo kovas lošė prieš amerikonus. Paskui stipriausia komanda išeivėjų buvo Kempteno Šarūnas. Kempteno Šarūnas, čia ne Kempteno Šarūnas, buvo daugiausia Lietuvos buvusi rinktinė. Tai Šeinfeldo kovas lošė 4 kart, prieš juos 4 kart pralošė 1 ar 2 taškais. Kokiame sporte? Krepšinį.
Atsiprašau. Man aišku, buvo aš mačiau. Iš tų dviejų komandų sudarė rinktinę, kuri 48 metais važiavo į Prancūziją lošti prieš prancūzų komandas. Čia prieš geriausias jų komandas. Iš 20 rungtynių šitie laimėjo 19. Toj komandoje, tarp kitko, čikagiečių 3 iš tų dipukų atsirado Čikagoje. Tai buvo Vytautas Grybauskas, Aleksas Lauraitis ir mano brolis Algirdas Birutis. Ir Šeinfelde buvo ne tik, bet buvo ir pradžios mokykla. Aš sėdžiu prieki pačiam vidury. Tas gražus vaikas. Turėjom skautus. Aš esu iš dešinės, šalia mane stovi tiem ateitininkam, kurie pažįsta Kęstutis ar Ignas, kaip jį vadina, aš vadinu, Skrupskelis. Mūsų vadas tenais buvo Banevičius. Aš neatsimenu, bet Kęstas jį prisimena, mes jį vadindavom Gaidžiu, už tai, kad turėjo didelę nosį. Vaikam DP stovyklos buvo rojus, aš tai jau sakiau. Ne tik, turėdavom kučias, aišku, aš tik norėjau priminti daugiau savo anūkam, kad čia Kalėdų eglaitė, bet tai tom dienom žvakės buvo tikros. Uždegdavom su degtuku. Aš nežinau, kaip mes nesudegėm. Ir ne tik mes bėgiojom po bokštus, bet augindavom triušius. Žiauriausia būdavo, kai vieną dieną kas nors ateidavo tą triušį už ausų, pakeldavo su pagaliu per kaklą ir kailį pasiimdavo ir mėsą suvalgydavo turbūt. Ir po to emigravom į Ameriką. 49 metais. Tais laikais, kad emigruoti į Ameriką reikėjo, kad tėvam būtų garantuotas darbas, garantuota vieta gyventi ir kad sveikata būtų tvarkoj. Ir geras pavyzdys yra mano žmonos tėvai, mama sirgo tuberkuliozių, tai jie ne 49 atvažiavo, jie 56. Tas General Hershey gultai buvo 4 aukštų, buvo ištemptas brezentas tarp 2 plienų pagaliukų turbūt. Mano broliai buvo šippoliais, jie turėjo prižiūrėti ir per Šiaurės Atlantą plaukti tuo laiku buvo gan suposi daug. O dauguma moterų kažkodėl buvo apgyvendintos gale laivų. Žiauriausia vieta, kuomet supo laivą. Jiem buvo daug darbo, mano broliam. Neseniai po atskridimo Amerikoje vasarą mano tėvai išsiuntė mane, o mes gyvenom Brukline, mane išsiuntė į Greitneką. Čia mano pusseserė, jie gyveno Greitneke ir tik norėjau parodyti, kad nors tėvai turėdavo eiti darbą, mane išsiuntė vasarot į Greitneką. Jų šeimininkas buvo 80 metų senelis, kuris spjaudavo žolę žmonėm. Jūsų turbūt daugumas atsimena, dauguma žoliai pjauti instrumentų buvo nemotorizuoti. Reikėdavo stumti. Ir tas senukas buvo labai geras žmogus, kur reikėdavo išlaitę kokį stumti. Man duodavo tokį. Kas buvo maloniausia, mano teta Jadzė nuveždavo į tuos namus pas žmonės, kurie tvarkydavo namus, kad užsidirbti pinigų, o jie turėjo televiziją ar televizorių, kaip daugiau sako. Tais laikais televizijos ekranas, ačiū.
Aš ieškojau tų žodžių čia. Televizijos ekranas buvo gal 5 colių didumo. Tai tais laikais, ką jie darydavo, uždėdavo padidinimą stiklą prie kito. Ir reikėdavo sėdėti kur nors tam tikroje distancijoje, kad gerai matyti. Bet aš tą pirmas mačiau. O tie patys šeimininkai pamatė mane, kad aš ateinu ten žiūrėti televiziją, užfundino man Imkos YMCA stovyklą 2 savaitėm. Ir aš išmokau plaukti. Čia tarp kitko yra viena Viktorija Skrupskelytė, kur tai sėdi. Viktorija. Čia Bostono, Bruklino botanikos sodas. 50 metais prasidėjo Korėjos karas. Mano brolis, tas krepšininkas, gavo šautuvą, bet jį nesiuntė į Koreją. Jis buvo pulko krepšinio komandoje, visa jų divizija buvo Vokietijoje, kadangi jie Prancūzijoje buvo lošę, jie buvo dislokuoti prie pat sienos tarp Prancūzijos ir Vokietijos, jie kiekvieną savaitgalį lošė Vokietijoje. Vargšiai. Ir sekantis, mano gyvenimas irgi sekėsi gerai. Teko žaisti futbolą kolegijos komandai. Ačiū Dievui už 10 gerų žaidėjų. 11 buvo. Mes 57 metais, kaip matot, buvom Amerikos čempionai. Buvo, sekanti nuotraukai dar yra. Mus nufotografavo, buvo iliustruotas žurnalas, vadinosi Life International. Parašytai buvo vardai ir iš kur kilęs. Mes turėjome vieną Amerikoje gimusį žaidėją, atsarginį vartininką. Paskui sako, kaip mes prisidėjom prie esančių čia Amerikos lietuvių. Čia yra atletų klubas krepšinio komanda, mano brolis apačioj iš kairės yra, o aš šalia brolio. O viršui trečias iš kairės Kazlauskas, 5 išorės Narbutas ir Keškonis. Tie 3 Amerikos lietuviai. Mes labai gerai sugyvenom. Laikui bėgant, kadangi mano brolio klasiokas Aušros gimnazijoje buvo koks tai Valdas. Bet Valdas visuomet apsistodavo su žmona Alma, apsistodavo pas mano brolį Čikagoje. Ir kaip mano anūkas sužinojo, kad jis ten yra, aš norėjau supažindinti, o anūkas turėjo uždavinį iš mokyklos padaryti interviu. Tai kai mano brolis aiškino, kaip sakiau, kad bus interviu, Adamkus paėmė dušą, užsidėjom marškinius. Ir vienintelis klausimas, kurį klausė, ar Lietuvoje yra šikšnosparnių. Ir paskutinis kiek prieš 4-5 metus, kaip lankėmės Lietuvoje, čia Turniškėse, Adamkus, čia Alma jau nebegalėjo per daug vaikščioti. Taigi, atsiminimai, mano gal vaikiški, bet labai įdomus. Ir aš turiu, kas tai pažįstami du? Neatsimenu. Panelė nieko savo. Vyras jau senyvas. Dešiniai. Aš norėjau vieną dalyką papasakoti, kad nieko bendro neturi su šito pristatymu. Aš dirbau tokioje oro kompanijoje, ryšių kompanijoje ir mes turėjom važinėti, daryti reisus virš Rusijos, pavyzdžiui. Tai kaip dažnai važiuodavau į Maskvą, vienąsyk pasiėmiau savo žmoną ir, žinoma, moteriai reikia parodyti baletą. Kur geriausia Maskvoje parodyti baletą? Bolšoj teatre. Tai aš prašiau tų rusų inžinierių, sakau, ar gali man bilietus gauti? Vienas sako, na, o kitas rusiukas sako, nesirūpink. Gavo bilietus, mes sėdėjom pirmam aukšte priekį
ir prieš atsidarant, o turbūt Žizel baletas buvo, prieš atidarant sceną, visi žmonės apsisuko, pradėjo ploti. Aš nesu labai rimtas žmogus. Aš atsistojau. Ir nujojau. Paskui pažiūrėjau žemyn, karalienė Elžbieta ir Boris Jelcinas. Tai aš biškį dėmesį nuo jų atitraukiau. Aš turbūt daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Dėkui iš dėmesį. Ačiū, kad neužmigot. Irgi labai ačiū. Aš irgi taip nustatęs tvarką, kad jeigu bus kokių klausimų, tai paskui ant galo mes taip turėsim progos. Tai dabar einant toliau, trumpai dar apie Rebdorfą. Dabar, kad paminėjo Adamkų, man noriu dar tik tai papildyti, tą reiškia, Rebdorfiškių sąrašą. Ten buvo ir Liulevičiai, buvo tokie Rudžiai. Paskui faktiškai ten neseniai dabar miręs Romualdas Kriaučiūnas iš Rebdorfo, Algirdas Avižienis, jeigu tokį esat girdėję, iš Rebdorfo, ir Valdas Adamkus tenais gimnaziją lankė. Tai reiškia, tenais buvo maža tokia stovykla, bet ten buvo tokia gan koncentruota ta prasme. Einant dabar prie antro vaizdelio, tai gaila, kad Jurgio mama ten lageryje nebuvo. Bet reiškia, mes tie pimpliai nuo ryto iki vakaro lakstydavom basi. Ir vieną kartą taip atsitiko, kad aš kažkur įsivariau rakštį. Tiesiai į padą per vidurį, labai tokia stambi rakštis, tiek gili, kad jos negalėjo iškrapštyti. Tai aš tik tiek prisimenu, kad aš taip vaikščiodavau, lakstydavau, viena koja tiesiog buvo įkišta į kamuolį, ant tiek buvo bintuota. Bet, reiškia, kas truputį įdomu, kodėl aš tą miniu, tai, reiškia, kaip aš buvau gydomas. Ir čia dar mama iš Lietuvos, matyt, buvo atsinešus to liaudiško gydymo, tai jinai paėmė ir burokėlių lapus, taip sudėdavo ir paskui, reiškia, prie tos vietos priglausdavo ir po keletą savaičių kažkaip ta rakštis vis dėlto ir išlindo. Ir buvau taip išgydytas. Tai aš tą vaizdelį turiu, reiškia, kad aš vaikštau su ta bintuota koja. O tėvo dienoraštis irgi mums jau pradeda duoti kitą dimensiją. Mes šičia aš vis girdžiu iš šitos Hebros, kad tai buvo smagu tenais. O iš tikrųjų, kai pagalvoji, tie tėvai tai visą laiką buvo įtempti, nervai įtempti, jaudinosi, kas atsitiks su rytojum, ir jūs vėl dabar tą pajusite. Šičia 45 metai Liepos 12 dieną. Darė lageryje ne visai demokratišką kratą. Amerikonai kariai vadovaujami kažkokio žmogaus. Ieškojo ginklų ir šaudmenų. Pildėme ypatingą anketą su klausimais, dėl ko išvykai iš Lietuvos, kodėl negrįžti ir taip toliau. Dėl to buvo daug diskusijų ir ginčų. Liepos 45, Liepos 31 galutinai paaiškėjo, kad UNRWA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, rūpinasi tik savo meilužių, kurių kiekvienas turi po keletą, bet ne mūsų reikalais. Maistas kaskart labiau blogėja. Pradėjome konkrečių žygių griebti savo padėčiai pagerinti. 45 spalio 30 atsikėliau truputį anksčiau, žadėdamas eiti į bažnyčią. Vos apsirengus atėjo ponas Daukša
su amerikiečių karininku ir jis sakė, toj visus antro bloko vyrus nuo 15 iki 60 metų siųsti į kiemą. Matėte tą kiemą, ten vidurinį kiemą. Pasirodo, jog visas lageris yra apsuptas amerikiečių sargybų, suvarė visus į kiemą, suskirstė tautybėm ir apstatė sargybom. Gimnazijos klasėje pradėjo tikrinimą neva ieškodami buvusių SS. Tokių lietuvių tarpe nerado, bet vis vien sulaikė 45 asmenis, iš jų vieną moterį ir išvežė į miesto kalėjimą. Prie suimtųjų pavardžių jau iš anksto padėti taškai. Suimtiesiems neleido paduoti nei rūbų, nei maisto. Išvežant moterys, čia matyti žmonos ir taip toliau, iš aikštės varė nuogais pistoletais grasindami. Toks elgesys amerikiečių mums buvo labai skaudus. Kai pasirodo, jie savo nekultūringumą parodo kiekvienam žingsnyje. Atitinkamą kiekį išvežė taip pat Latvių ir Estų. Tai reiškia, tada nebuvo grynai lietuviška, bet buvo ir tų kitų tautybių. Spalio 31 vakare jau paleido kelius suimtuosius. Juos tardant vis kaltinę buvus ir padėjus naciams arba SS. Kadangi tas viskas buvo be pagrindo, tai atrodo, kad turės paleisti ir kitus. Lageryje nuotaika truputį pasitaisė. Paskui jau sako, kad kitą dieną reiškia visus paleido. 45 gruodžio 12 galų gale UNRWA yra perblokšta. Jie siunčia kur tai kitur. Jie jau daugiau mūsų neterrorizuos, o sugadino nemažai nervų. Dabar eisim prie antro pranešėjo, Juliaus Butkaus. Trumpai apie Julių, jis gimė 36 metais Kaune. Šeima persikėlė į Panevėžiuką, kai jam buvo 2 metukų amžiaus. Tėvas dirbo su vokiečių firma Blaupink, todėl turėjo ryšių Vokietijoje ir dažnai ten keliaudavo. Tai leido šeimai saugiai išvykti iš Lietuvos į Vokietiją. Kai 40 metais prasidėjo pirmoji sovietų okupacija. 45 metais Juliaus šeima persikėlė į Hanau stovyklą. Ten Julius įstojo į skautus ir apsilankiusi ponia Eleanor Roosevelt jam užrišo vilkiuko skautišką kaklaraištį. Iš Brevenhavon uosto Butkai išvyko į Ameriką transportu McRae ir 49 metais atvyko į New Yorką. Toliau keliavo į Čikagą. Julius tarnavo Amerikos kariuomenėje, kur šalia kitų apdovanojimų apdovanotas už skęstančiųjų gelbėjimą. Studijavo Southern Illinois University ir įgijo socialinio darbo bakalaurą ir magistro laipsnius. 1960 metais Julius su skautu Linu Juršiu atliko legendinę kelionę su 18 pėdų nedengtu laiveliu nuo Čikagos iki Bostono, aplankydami visus jūrų skautų vietas. Kelionė truko 8 savaites ir buvo plačiai aprašyta Chicago Tribune ir kituose laikraščiuose, išgarsinant lietuvio vardą. Savo profesijoje jis dirbo daugiau kaip 30 metų, aktyviai dalyvavo jūrų skautų veikloje, buvo vienas iš steigėjų ir pradininkų Rakos stovyklos, įsteigė Lietuvos vaikų sveikatos fondą, kuris remia Panevėžio vaikų namus. Julius ypatingai pasišventęs Lietuvos Šiaulių sąjungai išeivijoje, aš dažnai ir matau tuose funkcijose, kurioje ėjo vadovo pareigas nuo 13 iki 23 metų.
jo iniciatyva buvo pastatytas paminklas nepriklausomai Lietuvai tautinėse kapinėse. Dabar yra garbės vadas Šaulių organizacijos. Tai prašau Juliau. Gimiau Lietuvoje Kauno mieste, bet kai buvau 2 metų, mūsų šeima, mamytė, tėtis ir brolis Vytas persikėlėm į miestelį prie Kauno, Panevėžiuką, kur pasistatėm 2 aukštų namą su didžiuliu kiemu, kaip tėtis sakė, kur būtų kur augti vaikams. Nedaug ką pamenu iš Lietuvos laikų, tik brolio išdaigas, kurias jis mano dažnai iškrėsdavo. Ir savo auklę, kuri mane niekad nepaleido iš savo akių. Turbūt buvau padykęs, bet savo išdaigų nelabai pamenu. Tik brolio Vyto. Tėtis važinėdavo savo automobiliu kasdien į Kauną, nes dirbo Vokietijos kompanijai Blaupunkt kaip Lietuvos atstovas prekybai. Dažnai vykdavo į Berlyną ir kitus Vokietijos miestus, gerai mokėjo vokiečių kalbą, o mamytė nedirbo, bet visada būdavo labai užimta, nes mūsų namuose dažnai vykdavo lietuvių ir vokiečių kompanijos darbuotojų Blaupunkt susitikimai, kurios mamytė ruošdavo ir priimdavo svečius. Vokietija patys iš pirmųjų pasitraukus į vakarus, nes buvo labai pavojinga pasilikti Lietuvoje. Kadangi tėtis dirbo bendroje vokiečių lietuvų kompanijoje. Pirmoji mūsų DP stovykla buvo Hanau, ten mes ko gero prabuvom ilgiausiai. Mano prisiminimai iš DP stovyklų gana geri, nes augau šeimoje, kur viskas buvo duodama vaikams. Dar mums padėjo tai, kad tėtis mokėjo vokiečių kalbą ir lengvai rasdavo darbus. Ten turėjo automobilį ir važiuodavo į prancūzų zoną parvežti maisto ir gėrimų, kuriuos išdalindavo vietiniams lietuviams. Sakyčiau, tėvų patriotizmas buvo giliai įsišaknėjęs jau iš Lietuvos laikų. Mano nemaloniausias prisiminimas buvo tai, kad stovėjau eilėje pieno su indu, kurį reikėdavo atsinešti ir to eilėje galėdavo stovėti tik vaikai. Be to tas pienas buvo labai neskanus. Jie buvo iš miltelių padaryti. Dar vienas epizodas, kuris man įstrigo, tai praradimas savo mylimiausio žaislo iš Lietuvos - meškiuko. Sąjungininkai bombarduodavo DP stovyklas. Buvo perspėjimai bėgti į slėptuves, nors mūsų šeima dažniausiai nebėgdavo. Kartą mamytė griežtai įsitempė mus į slėptuvę, bomba pataikė tiesiai į mūsų vaikų kambarį ir mano meškiukas žuvo ten. Tai mano didžiausias skausmingas vaikystės prisiminimas. Kitas atmintinas atvejis man buvo įstojimas į skautų vilkiukų gretas. Tuo metu Hanau DP stovykloje lankėsi Jungtinių Amerikos valstybės prezidentienė Eleanor Roosevelt ir man užrišo skautišką vilkiuko kaklaraštį. Nuo 1946 metų esu skautas, kur labai didžiuojas. 1947 metais persikėlėme DP stovyklą Kaselį. Manau, kad tau buvo surištas su tėčio darbu, nes mūsų gyvenimo sąlygos labai pagerėjo. Prieš atvykstant į Jungtinės Amerikos valstybę dar metus gyvenome Visbadene, DP stovykloje. Kokioj DP stovykloje bebūčiau, man didelio skirtumo nesudarė. Gal todėl, kad vaikiška logika apima savąją aplinką ir vaikai gyvena savo pasaulyje. Bet jau nuo mažų dienų mes su broliu Vytu žinojom, kur mes begyventume. Turim namuose kalbėti tik lietuviškai, dalyvauti lietuviškose organizacijoje ir palaikyti Lietuvą visais galimais būdais ir keliais. 1949 metais mūsų šeima kartu su mano tėčiu, brolio Stasio ir sesers Ireno šeimomis iš Bremenhaveno uosto Jungtinės Amerikos kariuomenės laivų Makra pasiekė New Yorką. Vėliau mūsų šeima įsikūrė Čikagoje, sesers Ireno šeima Mičigano, o brolis Stasys
trumpai pagyvenęs Čikagoje, persikėlė gyventi į Kanadą. Tėčio pradėtas darbas skautais Vokietijai persikėlė į Čikagą. Mes su broliu Vytu taip pat buvo įjungti į skautišką veiklą. Pasirinkimo daug neturėjome, kur tėvai, ten ir vaikai. Kūrėme Rakų skautų stovyklą, kirtome medžius, valėme krūmus. Turėjau galimybę bendrauti ir dirbti kartu su lietuviška visuomenė ir žinomais skautais veikėjais kaip Gasnerių šeima, dr. Alga Pauliaus šeima, Kęstučio Aido Koniui ir amžiną atilsį Antano Levano. Ir daug kitų jūrų skautų. Įstrigo prisiminimuose, kaip Kęstutis Eidukonis komanduodavo marširuojantiems skautams. Jau tada žinojot, kad Kęstutis bus karininkas. Mano draugų ir bendraminčių ratas buvo Lietuvą atsidavęs į lietuviškumą, išlaikyti patriotai. Viską, ką darėme dėl Lietuvos. Dalyvaudavo kasmetinėse burlaivių sailing race į Mekino salą, lenktynėse, ten vadinamos Temek. 1960 metais su broliu skautu Linu Juršiu atlikome labai rizikingą ir ilgą kelionę iki Bostono, aplankydami pakeliui visas jūrų skautų vietovės. Kelionė truko 8 savaitės, neuždengtų 18 pėdų laiveliu. Tuo metu nesupratom, kokią riziką mes save statome. Mano tėtis bandė mus atkalbėti, bet mes nepasidavėm. Jam nieko daugiau nebeliko, tik peržengnoti mus. Tada kelionė tikrai pagarsino lietuvių skautų vardą. Skambėjo visi vietiniai laikraščiai, o Chicago Tribune mus pavadino Two Crazy Lithuanians. Viską, ką dariau, niekad negalvojau, kad gausiu kokį apdovanojimą. Bet atvejs, kaip išgelbėjau skęstantį žmogų, ypatingai pavojingai situacijai, bet mano tikslas buvo padėti. Už tai esu gavęs Amerikos skautų medalį. Skęstančių gelbėjimas ypatingom sąlygom. Visą savo gyvenimą galvoju, kaip galiu padėti kitiems, kad prisidėti prie pagalbos Lietuvai. Kelionės į Vašingtoną su lietuviška atributika, dalyvauti demonstracijose man irgi padėjo. Ir prisidėjau prie Lietuvos vado garsinimo. Lietuvai atskūrus nepriklausomybę ir pradėjus atvykti vadinantiems trečiabandininkams į Ameriką, jaučiau pareigą padėti savo tautiečiams atsidūrusiems svetimam krašte. Manau, kad jų atvykimas padėjo mums dipukams atsinaujinti ir toliau tęsti pradėtus kelius pirmųjų lietuviškų išėjų čia Amerikoje. Taip ir aš atsidūriau Lietuvių šaulių sąjungoje šaulių gretose, pakalbintas Vaidevūčio Mantauto, Lietuvių šaulių šaulijoje, kurio dabar teko susitikti dar prieš savo pasitraukimą iš šio gyvenimo. Mantautas parašė man laišką apie savo tikslus ir pareigas tęsiant išeivijos šaulių misiją toli nuo Lietuvų žemės. Tuo metu Lietuvos šaulių sąjungoje išeivijos vadas Mykolas Abaris ir prikalbino mane kandidatuoti į Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vado poziciją. Matomai buvo kalbėtas apie mane su Mantautu. 2013 metais beveik vienbalsiu buvo išrinktas Lietuvos šaulių išeivijoje vadu, kurio buvo iki pat 2023 metų. Per savo 3 kadencijos laiką jis stengiausi siekti artimiausio bendravimo tarp Lietuvų šaulių sąjungos išeivijoje ir Lietuvos šaulių sąjungos. Tuo tikslui buvo pastatytas Lietuvos šaulių sąjungos paminklas Lietuvių tautinėse kapinėse nepriklausomai Lietuvai, kurio projekto įtaka šalia esantis skautų paminklas. Visą savo vadovavimą laikotarpį dariau viską, kas man atrodė įmanoma, kuo glaudesniam bendradarbiavimui tarp išeivijos šaulių ir Lietuvos šaulių. Kai kurie išeivijos šauliai projektai buvo vykdomi greičiau ir lengviau. Kai kurie likę toliau planuose ir vykdomi toliau.
Vienas iš mano daugelį vertinimų apdovanojo, kurio noriu pasidalinti, tai Lietuvos atsargos karininkų sąjungos medalis už nuopelnus. Šis medalis buvo įteiktas man už pasaulio lietuvių bendradarbiavimą visam pasaulyje. Lietuvos šaulių sąjungos išeivijai vado pozicijai pasitrauko, bet ir toliau, kiek galėdamas, stengiuosi prisidėti lietuvybės įsteigymo išeivijoje. Lietuviškos išeivijos Baltijos jūrų šaulių kuopas gretose. Dėkingas visiems išeivijos šauliams, ypatingai naujam Lietuvos išeivijos vadui Ovidijui Bernatoniui, suteikta man Lietuvos šaulių sąjungos išeivijai garbės gado titulą ir šaulišką darbų tęsinį. Tai tiek galiu pasakyti apie save. Tai tik tiek. Gerai, ačiū labai, ponas Juliau. Tai aš užbaigsiu su trečiu vaizdeliu, dar keletą ištraukų paskaitysiu ir paskui klausimai atsakymai. Trečias vaizdelis irgi tik tai, reiškia, pradžią galą turės, toliau neina, bet aš tai prisimenu, mes mažiukai, visiškai mažiukai, 4, 5, 6 metų. Paprastai iš ryto išeidavai, jau valgydamas buterbrodą ir dairydavasi, ar kur kitur sutiksi kitą mažiuką. Ir ten vieną kartą sutikau, antrą, trečią. Ir mes dažnai taip reiškia, kaip kokie debesėliai, taip ir maišydavomėmis po tą stovyklą. Ir taip žiūrim, kad stovyklos kunigas, galis klebonas buvo, aš dabar neprisimenu, su vežimu taip traukia malkas. Ir aš nežinau, kuris iš mūsų taip pribėgo, mes norim padėti. Tai tenais jis leido, vienas tempė, kiti stūmė tą vežimą. Ir jau taip nustumėm ten prie tos klebonijos, ten buvo šalia tos bažnyčios, kurią matėte. Ir ten tas malkas padėjom sukrauti ir jis mūsų nepaleidžia. Jis sako, ateikit į vidų. Ir mes suėjom į vidų, į tokį nepaprastai puošnų salioną, pasodino mus prie tokio salioninio stalo, kokį aš gal pirmą kartą gyvenime mačiau, padengtas gražia balta staltiese. Prie kiekvieno padėjo lėkštutę, šaukštuką ir įpylė medaus. Įpylė medaus ir man atrodo supjaustė agurką. Tai mus labai taip gražiai pavaišino ir paskui tik prisimenu, kad mes tada labai laimingi taip ir toliau bėgom iš kadų visokių daryti. Tai toks vaizdelis. Su nieko nesurišu, bet jis kažkaip užsiliko. O iš tėvelio taip pat tų prisiminimų, aišku, vyko gyvenimas ir truputį tą pajauti iš šitų, reiškia, dienoraščių pasisakymų turinio. 45 metai, Liepos 22. Sekmadienį buvau pačių lietuvių suruoštame meno vakare. Tarp kitko savo kūrinius skaitė Liudas Dovydėnas. Tie iš jūsų trečiabangių, kurie nesate taip susipažinę su ta išeivija, Dovydėnas nepaprastai įdomiai rašo apie tą išeivijos visą laikotarpį. Kunigas profesorius Tulabas skaitė raštą, kur amerikiečiai pasisako, mūsų tėvynę prievartą negrąžins. Vis rūpėjo, reiškia, ta prievarta, kur norins bus. 45 metai rugsėjo 8 buvo iškilmingas aktas salėje ir minėjimas mirusių bažnyčioje. Buvo labai gražių ir jautrių deklaracijų apie tėvynę ir taip toliau. Bažnyčia buvo labai išpuošta, giedojo choras. 45 metai rugsėjo 10 dieną parvykęs sužinojo, kad yra atvykęs brolis Kostas. Su juo buvau nesimatęs visus 8 mėnesius ir nežinojo, ar yra išbėgę nuo komunistų. Pasirodo, kad jie gyvena pas anglus netoli Hamburgo. Su Kostu lankėme apylinkes ir miestų. Buvo baisu klausyti,
kai nupasakojo, kiek jie vargo, kol išbėgo nuo bolševikų. 46 metai balandžio 11 netikėtai išvykau pas stigmatizuotą Teresę Neumann. Kiek iš jūsų esat girdėję Teresę Neumann? Reiškia, jin moteriškė, kuri turėjo Kristaus stigmatas. Ir jin buvo nepaprastai tada po to karo žinoma, populiari. Išvykau anksti rytą, teko matyti sugriautą Nürnbergą. Balandžio 12 išvykome anksti rytą ir po kelių valandų išlipome paskutinėje stotyje. Pažygiavę 6 kilometrus pėsčiomis atsiradome Königsgrau Teresės kaime. Aš sąmoningai pažiūrėjau, kada Teresė mirė 62 metais, pasirodo. Prie jos namų jau buvo ilgos eilės žmonių. Per klebono protekciją patekom pas ją ne 2 kartus. Pirmą kartą pamačiau 10 valandą. Jis sėdėjo lovoje, išskėstom rankomis ir tarpais ją sudėdavo. Iš rankų ir akių buvo aiškiai matyti bėgusio kraujo platūs takai. Kruvina buvo ir galva per skarą, ir vienas petys. Pati buvo išbliškusi, veidas skausmo iškreiptas. Rankas tai sudėdavo, tai ištiesdavo, kartais sudėjuodavo. Amerikonų buvo keli šimtai. Įdomu būtų matyti ir pamatyti Teresę, kada ji yra sveika. Bet įdomu, reiškia, 47 metais sausio 1, ten paskutinis įrašytas pastaba, gyvename kol kas UN šelpiami, bet tas ateities netikrumas ir nežinia, kas ištiko namiškius, neduoda ramybės. Tai su tuo aš savo baigiau. Tai ačiū labai už jūsų dėmesį. Dabar ar būtų kokių klausimų prelegentams ir taip toliau? Aš vieną klausimą tau ir vieną klausimą ponui Biručiui, jeigu galiu. Tai jūs ten tie pipliukai atrodo be jokios priežiūros, savo tik tai bėginėjot visą. Atrodo, kad ten buvo saugu. Nereikėjo jokių nervų. Man atrodo, buvo saugu. Jo, mes pipliukai buvom paleisti. Dievo valiai, galima sakyti. Tėvai tikriausiai rūpindavosi, kur gauti maisto, nes tam mes mokyklos dar pipliukai nelankėm ir tik tai... Nu, ten uždaras kiemas buvo, tai jūs negalėjote išeiti. Ne, išeidavom. Mes to platės pildėme. Visokių dalykų išdarinėjome. Bet aš iš tikrųjų negalėčiau nedatuoti, aš per mažas buvau. Bet turiu, reiškia, tokius vaizdelius. Ir jų šitie gal tokie būdingi, kiti tokie, kurie kiekvienas vaikas patiria, kai auga tam amžiuje. Daugumas jų tokie buvo, bet šitie gal truputį pagauna tą dvasią, kas tas buvo lagerio gyvenimas, ta prasme. Bet ne, tenais tikrai, tik iš ryto ieškai kitų ir tada tik tai ganaisi, galima sakyti, be priežiūros. Aš girdėjau, kad jūsų mama buvo daktarė ir ji gydė vietinius vaikus, lyg ir taip supratau, bet vietinius. Dabar, daktarė tai buvo Lietuvoje. O mano tėvas irgi buvo daktaras ir taip pat Vokietijoje ten daktaravo. Bet aš nežinau, taip pat jas klausiu. Ar tavo mama daktarė turėjo laikyti kokius egzaminus, kad galėtų praktikuoti Vokietijoje? Ji baigė Vokietijoje. Ji baigė Berlyne mediciną. Lietuvoje reikėjo laikyti egzaminus, kad būtų vaikų daktarė. Paskui DP stovykloje buvo vaikų daktarė. Važiavus į Ameriką, mano tėvai nutarė, kad jie eis dirbti bet ką. Turi 3 sūnus, reikia išmokinti. Tenai apaima, Viktorija. Tai mums kelios pastabos dėl vaikų, tai tikrai buvom laisvi, darėm, ką norit, bet kur.
Tačiau vis dėlto buvo, aš atsimenu, kad Šaintuvė buvo net komitetas ir tie suaugusieji vis dėlto buvo pasiruošę vaikus auklėti ir gelbėti, jeigu jie darė kažką. Aš tą vadindavau, mama buvo viena narė tos komiteto ar komisijos, aš juos vadindavau vaikų gelbėjimo komitetas. Ir kartą reikėjo gelbėti, nes vyrukai, turbūt vyručiukų ten nebuvo, rimtesni išleido vandenį vienam prūdę ir žuvys išmirė. Ir taip ir buvo didelė bėda, reiškia, stovyklos su aplinkiniais ūkininkais. Bet vis dėlto ar tas komitetas, ar kokie kiti vyresnieji, vis dėlto reikalas sutvarkė. Ir vaikai nebuvo pasodinti į kalėjimą, bet esu tikra, kad tos vienaip ar kitaip nubaudė. Taip. Turiu Jurgį Biručių klausimą. Kitaip sakant, tėtės klausimą. Aš norėčiau, kad papasakotum biškį, tai laikant šitą temą, kad jūs bėgot ir per Austriją bėgot, buvote tavo mama daktarė, dirbo ligoniniai kur tai ir buvo paprašyta jos kažką padaryti. Vokiečių kariuomenė jos prašė, kad suprastų žmonės, po karo jau. Per vokiečius. Po karo atėjo vokiettukai, kur buvo esesininkai. Ir sako, išoperuokit man čia. Visi esesininkai turėjo savo kraujo tipą su rašalu įrašytu. Ir mano mama sakė, ką tu manai apgausi? Jis nedarydavo tokių dalykų. Sako, tu nieko neapgausi. Jeigu tik čia turi žaizdą, tai žinos, kas ten buvo. Dar viena dalis, tai neprašė jos dar karo metu, kad naikint nesveikus vaikus? Jo, tas buvo. Ir kai buvo į Austriją dirbo kaip vaikų daktarė ir Hitleris norėdavo padaryti švarę rasę. Ir jis sako, mane mokino tik gelbėti gyvybes. Ir jie nieko nepadarė, ačiū Dievui. Aš dar norėčiau kitą klausimą tokį. Tas apsisprendimas išvažiuoti karui baigiantis, palikti Lietuvą visą, Vokietiją, DP stovyklas, paskui į Ameriką. Dėl ko klausiu, aš prieš atvažiuodamas į Čikagą, daug atgal lietuvių iš Venesuelos perkeliu į Lietuvą. Iš Venesuelos. Ir jie po karo, daug kas į Venesuelą išvažiavo. Tai aš klausiu, kodėl, sakau, į Ameriką važiavo, visi daug kas emigravo, visas, jūs Venesuelą pasirinko. Tai man du argumentus sakydavo. Tai vienas, sakydavo, argumentas būdavo tame, kad turtingiausia Pietų Amerikos tuo metu buvo valstybė. Ir kitas dalykas, kas sako, mes labai norėjom, kad šilta būtų. Sako, šilta, tarp krašte buvo viskas. Dabar, aišku, tie vadinami vėl tie kairuoliai nugyvendino tą visą Venesuelą ir kitą. Tai jų pagrindinis argumentas buvo tai šilta ir turtinga valstybė. Vat jūsų tėvų apsisprendimas, kodėl? Tai bėgo, pirmas dalykas, nuo karo ir Vokietija ir Amerika. Pirmas dalykas, iš Lietuvos turėjo bėgti. Bolševikai tikrai būtų mus persodinę į rytus kur nors. Kodėl į Vokietiją? Už tai, kad frontas jau 44 metais jau judėjo į tą pusę. Tai bėgom į vakarus, susitikti su amerikonai turbūt draugiškiausi buvo. Kodėl į Ameriką? Neatsimenu, man neaiškino kodėl, bet aš manau už tai, kad Amerika atidarė, Trumanas kvotą padarė, rodos, 50 000 žmonių. Ir kas nors mums pasiūlė, aš manau, kad tėvai iš karto sutiko. Buvo, kiti važiavo į Pietų Ameriką, Australiją, Kanadą. Kiekvienas kraštas turėjo savo
kiek taisyklės, kiek priimtų. Tai pavyzdžiui, visi, kurie važiavo į Kanadą, turėjo pasirašyti sutartį. Moterys dažniausiai metams, vyrai 2 metus kirsti medžius į šiaurę. Į Australiją jie turėjo irgi pasirašyti sutartį. Į Pietų Ameriką, pagal ką mano mama aiškindavo, tai jie atvažiuodavo tie pirkliai iš tų Pietų Amerikos kraštų ir prižadėdavo visokių dalykų. Atvažiuokit, gausit namą, gausit tą. Ir jie nuvažiavo ir aiškiai nieko iš tų dalykų nebuvo. Bet kiekvienas kraštas turėjo ir ko jie ieškojo, kiti į Braziliją, kiti, žinai, ir kiekvienas kraštas turėjo savo apribojimus, ką jie priims, ko jie nepriims, priims šeimas, priims viengungius ar ką nors, kiekvienas kraštas savo. Ar aš pirmą galėčiau, atsiprašau, papildyti irgi. Tai kiekvienas kraštas nustatė savo kvotą. Tai 48 metais Amerika priėmė tą vadinamą Displaced Persons Act, tą įstatymą. Ir iš tikrųjų pagal dėka to įstatymo į Ameriką atvyko maždaug 30 000 lietuvių dipukų. Maždaug trečdalis jų atsidūrė čia Čikagoje. Daugumas dipukų norėjo atvykti į Jungtines valstijas, bet yra kvota. Tai kiti, žinoma, tie kraštai mus nepriėmė dėl to, kad jie buvo draugiški. Reikėjo darbininkų, ko reikėjo. Tai kiti gavo vietas kitur. Pavyzdžiui, mano tėvo sesuo jau jinai susituokė Vokietijoje ir ten gimė mano pusseserė. Juos priėmė į Australiją. Jūs pagalvokit, pokario Vokietija esi išsiųstas į Australiją. Tai lygiai mėnulį. Tai taip ir buvo, o tada už kokią 20 metų jinai tada pateko į Ameriką, bet truko 20 mečius. Mano klausimas būtų toks, o dabar aš taip įsivaizduoju, kad žmonės, kaip juos paskirstydavo, ar tai tiesiog žmonės rašydavo kažkokius prašymus, apeliuodavo tam tikrą šalį, ar tiesiog buvo kažkokie tai kiti kriterijai, juos paskirstydavo per prievartą, ar tiesiog būdavo po tas įvairias šalis paskirstimai, ar žmonės galėjo patys rinktis. Iš Vokietijos, kur veikia? Iš Vokietijos, taip. Aš galiu čia pridėti tokį dalyką, kad žmonės Vokietijoje paskelbdavo drauge prašymą, pasakymą, aš toks ir toks ieškau tokių giminių čia Amerikoje ir atsiliepdavo. Paskelbdavo, tai yra laiškų nusiųsdavo, ar kaip tai darydavo, paskelbti vis tiek, Vokietija reikėjo sponsorių. Jo, ir paskui susirašinėdavo, tokiu būdu. Ir tada, kaip sakydavo, kad va turėjo atvažiuoti į Ameriką vietą, kur gyventi, darbą ir tada galėdavo... Tada Amerika priimdavo, kai gavo. Aš tik vieną dalyką. Aš žinau, kad iš tėvų ten maža buvau, bet mano dėdė čia buvo atvažiavęs į Čikagą dirbti ir grįžo į Lietuvą. Tai čia buvo giminių ir mama ieškojo giminių. Kas yra čia? Mano dėdė buvo konsulas, generalinis konsulas New York'e. Jis negalėjo mus iškviesti, todėl kad konsulas, tai mes ieškojom kitų žmonių iš šeimos. Tai žinoma, rado mama giminių, kurie galėjo iškviesti mus, bet mes gyvenom, kai atvažiavom, gyvenom konsulate New York'e. Ir paskiau jau farmoj, vištų farmoj, nes tada neturėjo Lietuva pinigų mokėti konsului. Tai jie kiek susitaupė, nusipirko vištų farmą. Tai ten tėvas dirbo, o aš ėjau į mokyklą tenai. Išmokau ten angliškai kalbėti ir mano vardą mokykloje pakeitė. Todėl, kad buvo per ilgas. Mano vardas yra Rimvyda. Ji parašė ant lentos ir išbraukė vidurį ir paliko Rimą. Tai aš grįžau namo ir sakau, mama, aš turiu naują vardą. Jis sako, visai tvarkoj, vaikeli. Rima yra lietuviškas vardas, tai nesirūpink. Nuo to laiko taip ir yra. Mano pasas, viskas yra užrašyta Rimvyda, o visi kiti pilietybės dokumentai visi yra Rima. Tai nuo to laiko ir pasikeitė. Tai žinoma, daug kas keitėsi tuo laiku. Aš ėjau į amerikonišką mokyklą, nemokėjau angliškai visai kalbėti, bet ką. Ir tenai buvo visai laukai, nes tada turėjau vištų farmą.
dvi turėjo, tėvas dirbo ten, o aš su mama kiaušinius vyko, lėkiodavom į New Yorką vežė, pirkėjai atvažiuodavo. O kad todėl aš nekalbėjau angliškai, mokykloje išmokau. Ir ką? Tada turėjau dviračių važiuoti, aš nemokėjau dviračių važiuoti. Tai įsodinau mano į dviratį, aš važiuodavau į mokyklą, ten tik tai laukia viskas buvo. Tai važiuodavau su to dviračiu kuo toliau nuo mokyklos namų, kad aš galėčiau nugriūti ir tada taip atgal. Ir tada, kad nežinojau, kaip nulipti nuo to. Jau pagaliau išmokau ir mamai pasakiau, kad aš jau moku dviračiu važiuoti. Tai kažkokiu tokiu įvykių to laiko buvo. Ir po to mes kraustysim į Belmaukiją ir tenai tėvas sudarė lietuvių bendruomenę ir vedė tą bendruomenę, mes tada buvom labai veikli ir tada į Čikagą vėl atvažiavo, vėl kūrė klubus, lietuvių bendruomenę ir panašiai. Tai tokie atsiminimai iš to laiko ir Hanau taip pat gyvenau toj stovykloje. O kaip tas visas, kur jūsų ten namai buvo likę, vėl viskas, nieko, kaip sakoma, su Lietuvoje? Jo, Lietuva. Mes gyvename Aukštoji Panemunėj, Saugaičio gatvėj. Pasiliko tuose namuose tie žmonės, kur dirbo mano tėvam, ar prižiūrėtojai, ar kas tai buvo. Mūsų sūnus Tadas buvo Lietuvoje neseniai ir jis mato, kad Kurtinaitis stato didelį namą tenai. Jis paprašė, ar tu paprašė, ar ką, kad su baseinu būtų. Ir padėkojo jam. Ne. Mano vyresni broliai, vienas buvo 10 metų vyresnis, kitas 14. Sako, ei, mūsų šeimos čia, mūsų vaikai čia auga, mes negrįšim. Kas ten gyvena, palikim tai. Gerai. Pasirgysiu tokia įdomi gyvenimo istorija, bet svarbiausia nepapasakot, kaip jūs su žmona susipažinot? Aš buvau skautas, jau baigęs kolegiją turbūt. Ir buvo skautų sporto šventė Worcester, Massachusetts. Ir Worcester, Massachusetts turėjo Maironio parką. Ir aš ten lošiau krepšinį už New Yorką. Ir vienas mano draugas, toks Jonas Bačianskas, per šokių salėje sako, hei, kas nori dar šokti, visi pas mane. Jis turėjo būti tokį, kur kambariai nepadalinti taip. Maždaug turbūt tokio didumo buvo kaip šitą vietelį. Ir mes ten visi nuvažiavom, bet buvom pavargę, atsigulėm ant grindų ir užmigom. Sekančią dieną aš atsibudau, aš nepažinojau, dar jau sakau, atsiprašau, kelintą valandą dabar yra. Ir paskui jie New York'e gyveno, tai susipažinau. Ir aš gal jai bus gėda, bet aš ją parvežiau iš kokių tai šokių, jos tėvas buvo iš Baliaus grįžęs, sako, atsisėsk. Sako, turim tai galvoj. Jau neišsiginsi dabar. Aš prieš porą dalykų į jūsų klausimą, kaip žmonės žinojo. Tai kiekvienos šeimos istorija yra kitokia. Pavyzdžiui, mano mamos šeima išvažiavo, kadangi jie žinojo, kad jie visi buvo sąraše. Kadangi buvo didelis ūkis. Tai jie žinojo, kad jie juos spręs, vaikai pasidažino, tėvai žadėjo važiuoti, neišvažiavo, tėvukas buvo Karagandoje ištremtas. Bet pavyzdžiui, stovyklose, kiekviena stovykla buvo skirtinga. Taip pat Tusevičiaus knyga yra ir yra ta kita knyga, kuri yra nuostabi, kurią prašo tas stovyklas. Tai pavyzdžiui, mano mamos patirtis, ten kiekviena jų stovykloje buvo kaip grupė, aš nežinau, vadovaujančių, kur sakė, šiandien, jeigu įdomu, kalbo formos tam ir panašiai. Tai nueidavai, tai pavyzdžiui, mano mama išpildė, ne taip išpildė, jos atmetė. Ir tada už 2 mėnesių sako, klausykit, pildo vėl, jūs nerašykit, ir jūs esat studentės, rašykit ką nors kitą. Ir tada juos priėmė, bet vėl į visus kraštus buvo tas peršvietimas plaučių, buvo tas sveikatos patikrinimas ir viskas. Bet
kiekvienoje stovykloje, į Australiją, kai kuriuose stovyklose buvo loterija, net patekti į tą vyram, patekti į tą grupelę, kuri gal galės būti parinkta jos dalį. Bet jie negalėjo ten gyventi, jų nenorėjo. Mano mama iki gyvenimo galo, mes ausmenderiai buvo, mūsų nenorėjo, mūsų Vokietijoje nenorėjo. Man labai trumpas klausimas, Jurgi. Tavo tėvelis buvo Šainvilo stovyklos vadovas. Neatsimenu, kad mes iš jų balsavome. Prieš tai, kai Šainfeldo stovykla atsidarė, Amerikonai, kas ten organizavo, sako, atsiųskit grupę žmonių, kad paruoštų stovyklą. Mano tėvas buvo vienas iš tų, kaip jie nuvažiavo ten, tas karininkas pažiūrėjo, sako, hei, jūs visi seniai čia esat, man reikia darbininkų. Ne, bet nežinau kaip, bet jis paskyrė mano tėvą. Nebuvo rinkimų. Suprantu, bet ta prasme reikia, kaip stovyklos vadovas jis buvo atsakingas amerikietis kariuomeniai, generolai. Amerikonai nenorėjo tvarkyti stovyklą. Visus suruoškit savo kultūros dalykus, tikybos dalykus, medicinos dalykus, mes jums tik duosim patalpas. Ir jie priveždavo maisto ir rūbų. UNRWA labai daug vartotų rūbų, taip kaip dabar daro Raudonas kryžius. Ir visi mūsų aprengė ir pamaitino ir vis tiek skundėmės. Ir kaip ta diena atėjo, kad jau žinot, kad išvažiuojate į Ameriką? Aš buvau 11 metų, man tik pasakė, važiuoji su mumis į Ameriką. Ne. Aš žinau, kad mano tėvą turbūt davė pasirinkti, kuris nori. Aš nežinau, ar visiems davė. Turbūt klausė, kas nori važiuoti į Ameriką ir gal traukė pantus kokius, aš nežinau. Bet aš žinau, kad mus išrašė toks Aleksandras Mačiūnas, kur buvo inžinierius, ir mus apgyvendino pas Stančaičius, mano jaunas Stančaitis dirbo uostuose iškrauti ir pakrauti laivus. Bet mums davė butą tenai. Žinoma, išnuomavo butą, bet prieinamam kainom ir taip toliau. Darbus turbūt, kad bandė Aleksandras Mačiūnas parūpinti. Iš pradžių mano tėvas, kur pirkdavo ginklus Lietuvai, dirbo kaip kaip janitor lietuviškai. Janitorius. Janitorius. Čia nauja lietuviška kalba. Ligoninė. O mama, jūs klausėt, daktarė buvo, kad galėtų kaip po daktarė dirbti, reikėtų išlaikyti egzaminus ir reikėtų stažą atlikti. Ir tada mano tėvai nutarė, jį dirbo kaip po gailestingos seselės padėjėjai. Tai buvo klausimas anksčiau, aš žinau, kad jau šį vakarą konsulas pradės skaityti tą knygą. Tai kaip tos stovyklos buvo įkurtos? Tai taip labai paprastai, paviršutiniškai jau Amerikos ir Anglijos kariuomenės žinojo, kad bus labai daug tų pabėgėlių iš rytų. Tai pavyzdžiui, Amerikos kariuomenė, Amerikos armija turėjo ir tebeturi dalinius, kur tvarkė civilių reikalus ir psichologinės operacijas. Dar tebėra Civil Affairs and Psychological Operations Command. Tai iš pradžių jie jau buvo pasiruošę maitinti tuos pabėgėlius. Jau buvo įsikūrusi Jungtinių tautų institucija ir Jungtinės tautos įkūrė vadinamą UNRWA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration.
perėmė tada tas stovyklas, o dar vėliau tada buvo įsteigta kita institucija, organizacija International Refugee Organization, IRO. Tai pavyzdžiui, pas mus, kur yra dipukų archyvas, tai matosi tie anspaudai. US Army, tada vėliau UNRWA, tada vėliau IRO. Dar kartą Julius jau pabėgo, jisai tenai yra, jau jam nusibodo tos visos istorijos. Ir Juliui, ir Jurgiui, ir Algiui labai ačiū. Prašau, dar kovo 23 tyrimo centre bus sekantis pristatymas, bus anglų kalba ir taip pat prieš išsiskirstant. Aš labai trumpai ir tikriausiai jau daug kas buvo mūsų renginiuose, aš jau vieną kartą, man atrodo, pasakoju apie šitą DP enciklopediją. Tai yra šiais metais išleisto Irenos Mikuličienės iš Lietuvos nacionalinio muziejaus knyga. Čia yra jos praktiškai vos ne viso gyvenimo darbas, bet jinai važinėjo ir čia yra iš tikrųjų labai labai daug nuotraukų. Yra iš kiekvienos DP stovyklos. Ir Irena pas mus bent 2 ar 3 kartus buvo, tai iš tikrųjų ir tyrimo centro iš mūsų DP archyvų yra labai daug nuotraukų. Bet jeigu norit sužinoti apie DP stovyklas, tai va šita knyga yra DP enciklopedija. Ir pardavinėjom. Ir mes Ačiū jums tada. Prašau.